Šitų mašinų niekada nepirk, jei nenori sudeginti kelių tūkstančių eurų. Pradėkim nuo Mercedes V211, kitaip vadinamo ačkariku, su SBC stabdžių sistema. Čia ne šiaip ABS, čia Brake by Wire, kur stabdymą valdo kompiuteris. Problema – senas bloko kodas ir ribotas ciklų skaičius. Kai SBC blokas pradeda mirti, užsidega klaidos, sistema pereina į avarinį režimą, stabdymas tampa silpnesnis ir nenuspėjamas. Taip, visiškai be stabdžių nelieki, bet pasitikėjimo irgi ne. Naujas blokas – 1–2 eurų, jeigu dar rasi. Dabar dažniausiai deda naudotus su atnaujintų leidimo kodu. O dar toliau – BMW su N47 dizeliu. Čia jau klasika. Grandinė variklio gale. Kodėl? Kad remontas būtų maksimaliai skausmingas. Kai ji pradeda barškėti, jau pavėlavai. Sprendimas vienas – trauki variklį lauk ir palieki pusę mašinos servise. Ir Audi su Multitronic CVT, ypač senesni. Sklandi? Taip. Patikima ilgalaikiai perspektyvoj? Ne. Valdymo blokai, pati sistema, kai sugenda, niekas nenori remontuoti, visi siūlo keitimą. Ir svarbiausia, tas pats modelis, bet skirtingi metai, visiškai skirtingos problemos. Todėl nežiūrėk į brandą, žiūrėk, kur jos lūžta ir kiek tai kainuoja. Ir pasek mus, jei nenori deginti pinigų, nes tu ne Pablo ir bankas tavęs nemyli.